Kodėl didelio intensyvumo treniruotės nėra rekomenduojamos moterims menopauzės laikotarpyje? Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė ir šiame video pasidalinsiu 3 pagrindinėmis priežastimis. Pirmoji priežastis. Jeigu jūsų tikslas yra numesti svorio, tai galite gauti atvirkštinį variantą. Intensyvios treniruotės padidina kortizolio kiekį organizme, o padidėjęs kortizolio lygis skatina riebalų kaupimąsi pilvo srityje. Antra, menopauzės laikotarpyje esant hormoniniams svyravimams mūsų organizmas jau patiria stresą. Intensyvios treniruotės dar daugiau duoda streso mūsų organizmui. Tad mes galime jausti daug didesnį pervargimą ir mažės mūsų imunitetas. Ir trečia, sąnarių apkrova. Dėl sumažėjusio estrogeno lygio menopauzės metu gali padidėti mūsų kaulų sąnarių trapumas. Intensyvios treniruotės, ypač jeigu jos atliekamos netinkamai, gali padidinti traumų riziką. Ir pabaigai noriu priminti, kad menopauzės wellness dienoraštyje gali sekti savo fizinį aktyvumą ir efektyvumą. Jeigu jo dar neturi, ieškok jo mano profilyje.